daktaras Raimondas Novickas. Dėkui jam. Garbė Lietuvai, garbė Antanui Smetonai, pirmajam Lietuvos valstybės prezidentui, kuris švenčia 150-asias gimtadienį. Prezidentas yra Vilniaus gyventojas nuo 1902 metų iki 18 metų. Vilniui turi ypatingus nuopelnus. Vilniuje dalyvavo visuomeninėje veikloje. Vilniuje veikia kaip švietėjas. Aš galvočiau, kad Vilniaus miesto savivaldybė tikrai pirmajam Lietuvos valstybės prezidentui po mirties galėtų suteikti garbės piliečio statusą. Tikrai tai būtų verta. Jis tikrai turi nuopelnų Vilniui, Vilniaus miestui, nebejotina. Jis laikė šitą miestą savo mylimiausiu. Norėčiau pacituoti vieną leidinį, kuris buvo išleistas prieš 50 metų. Kaip Smetona šventė 100-asias metines Jungtinėse Amerikos valstybėse, buvo sudarytas komitetas, garbės komitetas, komitetas minėjimui rinkti, mecenatas, finansų komisija, sudaryta tam tikra programa. Labai įdomu. Pavyzdžiui, programoje buvo numatytas Vytauto Smetonos anūko koncertas, Audronės Simonaitytės solo dainos ir kiti dalykai. Deja, kaip švenčiam 150 metų, tokios programos ar kitokios aš nematau. Pradėdami... Bet suveikė. Tai gerai, dabar aš noriu pats padirbėti. Siūlyčiau įsiduoti Lietuvos Lietuva tėvynė mūsų, turi vyrų žemę, iš praeities savo sūnus, stiprybę seną. Žemų karo vaikai, pietakai storybės, kur dirba tavo naudai ir žmonių gyvybės. Žemų saulė Lietuvos, tamsumas prašalina, ir šviesa, ir tiesa, mūsų žingsnius keli. Pirmojo Lietuvos prezidento tinkamo pagerbimo ir įamžinimo. Mes įvairių organizacijų visuomet tikrai matome, kad Lietuvos sostinėje Vilniuje Antanas Smetona nėra tinkamai pagerbtas. Turime praktiškai tik vieną atminimo lentą. O kur lenta prie kitos gyvenamos vietos, kuri buvo prie Švento Petro ir Povilo bažnyčios, kur atminimo lenta prie buvusio Žemės ūkio banko, kur šiandien yra Lietuvos bankas. Ir aibė kitų vietų, kurias reikėtų tikrai jam. Dėl ko reikėtų? O reikėtų todėl, kad mes parodom ir primenam, kad prezidento vertybės ir kova buvo ne be reikalo.
tos vertybės ir idėjos turi atgarsį jaunoji kartoji. Aš manau, kad jaunimas čia dalyvaujantis, jauni vyrai, berniukai, mergaitės, tikrai ir po 50 metų, kai Antanui Smetonai bus 200 metų, bus parengta tinkama programa, tinkamas jo paminėjimas. Gerai, parodysiu keletą nuotraukų, nes čia kai buvo pasakyta, kad čia ekskursija. Kas buvo Smetona? Pirmasis prezidentas. Prezidentas panašus kaip ir Ukrainos, kuris kovojo nepriklausomybę. Čia yra nuotrauka daryta Kaune, kai prezidentas karo ligoniniai lanko savo karius. Panašiai kaip Ukrainos prezidentas. Mes visi pamiršome, kad Lietuva 1900 metais kariavo savo nepriklausomybės karą. O kas tuo laiku vadovavo valstybei? Prašome prisiminti, pažiūrėti. Antanas Smetona ir jaunimas. Tiek buvo įvairių organizacijų. Jaunoji Lietuva, skautai ir kitos organizacijos, kuriuose jis buvo šefas, kuriuose jis pats dalyvavo. Įdomus faktas. Antanas Smetona ir mūsų proseneliai ar protėviai buvo žemdirbiai, ūkininkai. Jis, galim sakyti, yra iš mūsų tarpo. Pasisveikins ir paskiau. Jo, netikikas, aš nesakiau, aš noriu dėmesio noriu. Tai noriu pasakyti, kuo jis yra svarbus. Yra svarbus tuo, kad jis yra vienas iš mūsų, kilęs iš paprastų valstybiečių, išsilavinęs, karjerą padaręs pats save. Idėjai. Galima tik kitiem parodyti. Tikrai buvo mylimas ir tarp diplomatų, ir kariškių, dalyvaudavo įvairiuose aparaduose. Nuotraukos yra svarbus artefaktas, kuris tiesiogiai primena mūsų istorinį atmintį, kas buvo tas prezidentas, kuo jis yra svarbus. Tai norėčiau labai jums visiems padėkoti Vilniečiams, svečiams, visiems tiem, kurie čia atėjo savo organizacijų. Aš tikrai tikiu, kad Vilniuje yra daugiau žmonių, kurie prezidentą myli, pasitikė ir galvoja apie jo istorinę ateitį. Tikiuosi, kad susitiksime 10 dieną tikrai tą įkūrę, o kas rytoj būsite Kaune, nuo 11 valandos tikrai pradėsite ekskursiją nuo istorinės prezidentūros iki Dykuvos bažnyčios, kuri buvo Smetonai. Tai ačiū. Mišaitis organizavo mano mama turėjo
O ne yra vėliava. Patys tai buvo sutariamas Lietuvoje. Visi žino tikriausia lietuvių liaudės dainas, kuris užsienio Smetona vėl bus laisva Lietuva. Tai man teko mokytis Maskvoje 86-21 metais ir Sąjūdžio bangai mes lietuvių studentai Dar vienas paparatas. O kodėl ne? Aš taip sakau, jau Jis apie mane, aš. Smetona buvo vertėjas. Išvertė Sokrato gynimasis teisme Kryptoną graikų į lietuvių kalbą. Nedaug yra prezidentų Europoje ir Lietuvoje, kurie galėtų versti šitos tekstus. Įdomus dalykas. Tikrai Antano Smetonos garbei, pažiūrėkit, kai atrodo ta knygutė, esam išleidę atminimo ženklą 18 metais. Tai mum atminimas Antano Smetonos tikrai yra svarbus ir yra dėl palaikų pervežimo tikrai mes keliam šitas kelias idėjas, bet vienas gyvas vaikaitis, šiloj gyvas jis nesutinka. Provaikai čia kaip ir sutiktų. Bet aš tikiuosi, kad tikrai Antanas Smetona bus Lietuvoje ir aišku, ko gero, nors ir tautiekis, ko gero tikrai pritarčiau, kad sostinė yra Vilnius ir Vilniuje turės. Nors kažkas sako, kad iš tų sakų šeškinė, taip ir laidoti. Aš tai su to irgi sutikiu. Bet šiaip sostinė yra Vilnius ir turėtų ko gero daug katedroje būti. Tai profesorizuojant tikrai Antanas Smetona buvo šaulys. Ir buvo ne tik garbės šaulys, buvo garbės šaulys. Tai jam Šaulių sąjunga tikrai buvo reikšminga. Tai Europos vadas šaulys, tas žodis. Taip, tai Šaulių sąjungos su Vilniaus Šaulių kuopos vadas Kostas Ivanauskas. Iš tikrųjų, Raimondas paminėjo veiklą Antano Smetonos Šaulių sąjungai. Šaulių sąjunga iš tikrųjų 39 metais vienijo Stasio Raštikio raštuose parašyta apie 100 000 šaulių. Įsivaizduokit, 100 000. Kitur bandoma mažiau mažinti. Raštikio yra parašyta, kad apie 100 000 žmonių. Tai didžiulė organizacija. Tai buvo stuburas viso pokario pasipriešinimo judėjime. Pokario pasipriešinimo partizaniniai kovoj, laisvės kovoj. Na ir džiugu, kad to stuburo dalis buvo Antanas Smetona. Reikia paminėti, kad Antanas Smetona buvo apdovanotas aukso žvaigžde. Aukščiausių Šaulių sąjungos apdovanojimų. Na ir Šaulių sąjunga buvo ta tokia organizacija, kuri ir dabar yra iš tikrųjų, gal tik dažnai nesimato tos veiklos, patriotinė, aktyvi, karinė prasme aktyvi, taip pat ir patriotinė veiksmuose. Na, kaip žinot, Šaulių sąjunga aktyviai dalyvauja pilietinio ugdymo veikloje. Tai šitą dalyką jau nuo kitų metų rugsėjo mėnesio bus vedami tie kursai, tai mes kaip šauliai dažnai paminim tą veiklą, kiek galėdami primenam tą veiklą Šaulių sąjungos, na, to pačio Antano Smetonos gyvenimo faktai tapo priešinė. Ačiū. Visais laikais buvo tik tai du Lietuvos periodai. Smetonos laikas ir rusams užėjus. Ir galiu pasakyti, kad mes iš tėvų sužinojom labai daug. Kad žąsis reikėdavo pirkti, jeigu Anglija neišpirkdavo 5 litą, tik negaliu pasakyti, ar už žąsį ar už kilogramą. Kad bekonas pirkdavo į Angliją. Kad buvo visko, bet buvo tai kažkokia jiems buvo palaima gyventi Smetonos laikais. Ir jie mums
vaikams perdavė tą tautiškumą, sakykime, nacionalizmą, bet tai nėra blogas žodis. Ir galiu pasakyti, kad galbūt mano tėvai perdavė mums, ne savo vaikams. Ir Titas Masiulis, vienintelis kaunietis, kuris žuvo prie televizijos bokšto, mano sesers sūnus, apsilankė Kaune. Rugpjūčio 2 dieną užėjome į karo muziejų Vytauto Didžiojo ir paklausėme, ar yra kokia nors ekspozicija ar nuotrauka sausio 13-osios įvykiams prisiminti ir taip toliau. Ne, čia nieko nėra. Matote, mes karo mėnesį. O kas yra karas? O karas yra politika. O kas yra politika? Sausio 13 ne politika. Ir mano straipsnis išspausdintas Pozicija.org apie šitą įvykį, kodėl nėra jokio atminimo ženklo. Kaunas laidojo Titą iki pat Petrašiūnų kapinių nešė karstą. Ir aš galiu pasakyti, mano vaikai, kurie gyvena Amerikoje, kalba lietuviškai, nėra lengvas, anūkai kalba lietuviškai, nepaprastai nėra lengva, bet mes išlaikom klasę ir visą laiką kalbame apie Smetoną su Lietuva, kad nesuprasti, kas tai buvo. Aš manau, kad tai nėra blogai. Jeigu aš manau, kad šiandieną mes esame lietuviai gyvenantis Amerikoje ir reikia prisiminti, kiek daug lietuviai, kurie gyveno Amerikoje, nuveikė tada, kai buvo uždrausta lietuviški rašymai. Tai iš Lietuvos žmonės, kurie dar buvo tik proteste, kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, ėjo pasisidėti. Ir antroji karta, kurie vyko prisijungė su vyčiais vadinamais, ėjo pas prezidentus ir prašė, reikalavo, įtikinėjo nelaikyti, kad Lietuva savanoriškai įstojo į Tarybų sąjungą. Gaila, kad prezidentas Antanas Smetona per anksti išėjo, ar buvo išvestas iš pagyvenimo. Žinot, kaip sako, niekas nežino, bet taip galvoja visi, aš nesiginčiu, bet taip galvoja visi, kad jisai buvo sąmoningai pašalintas. Tai aš tiesiog didžiuojuosi kiekvienai, ne visam laiko galiausiai radijo pašalintas. Sveiki visi, malonu matyti susirinkusius. Ir manau, kad visiems čia taip yra aišku, kad prezidentas Smetona šiaip jau nėra išėjęs iš mūsų. Prezidentas Smetona veikia, jis veikia ir sovietinės okupacijos metais. Prisiminkime, kaip buvo trinama jo atmintis. Žodis Smetona viešumoje tai buvo toks rimtas ženklas, kad gali susilaukti didelių nemalonumų. Bet kas įdomu, jau keli šimtmetis, tai kad vėlgi nepaprastai aktualus ir veiksmingas jo atmintis ir visais politiniais lygmenimis yra nepaprastai svarbi. Pasižiūrėkime, kiek buvo ir kokių jėgų pakyla šmeižti jį, pakyla teikti jo reikšmę, pakyla iškelti įvairius kitus politinius veikėjus, kad tik Smetonos vaidmuo, kuriant šiuolaikinę dabartinę Lietuvą, jis būtų sumenkintas. Buvo daug jėgų įdėta, norint pastatyti prezidentui Antanui Smetonai paminklą, tačiau didžiulėmis jėgomis tas sumanymas buvo, kol kas jis yra prislopintas. Tai Antanas Smetona buvo ir išliks tas vienintelis tikrasis Lietuvos politikas ir geopolitikas, sugebėjęs sukurti, įtvirtinti Lietuvos valstybę tokį nepaprastai sunkiu metu, kada į ją kviečiasi tikrai nemenkus ir didelės galios. Tai ką mes matome ir dabar. Dabar vėlgi prieš prezidentą Smetoną vartojami tie patys sovietinių okupantų įtvirtinti melai, skleisti melai. Ir pasirodo, kad jie yra aktualūs ir nusėdę ne tik
dalies vyresnės kartos žmonių sąmonėje, bet ir jaunimo. Vadinasi, mokykla niekaip nesistengia paryškinti, iškelti Antano Smetonos reikšmės Lietuvai. Mokykla šito darbo nedirba ir galėčiau pasakyti, kodėl. Todėl, kad yra visai kitokia dabartinė politinė darbotvarkė. Darbotvarkė yra vis dėlto išvalstybinti ir ištautinti tas valstybės ir ypač nacionalinės tautas, tas tautas, kurios turi sukūrusios savo valstybę ir turi valstybingumo patirtį. Tos mažos, ypač didelė grėsmė mažoms valstybėms, nes mažos valstybės neturi nei kultūrinių, tokių, nei intelektualinių pajėgų ir juolab neturi politinės nuovokos ir politinės savimonės, kurie nepaprastai pasižymėjo Smetona. Smetona buvo ne tik kalbėjas, bet ir didis rašytojas. Yra surinkti jo raštai, penki tomai. Ir jeigu mes iš tų raštų išlukštentume vieną politinę Lietuvos kūrimo programinius rašinius, tai tie rašiniai galėtų būti didelė programa ir dabartiniai Lietuvai ir dabartinės Lietuvos politika. Koks buvo esminis ir pirminis Smetonos keltas uždavinys? Jis labai aiškiai pasakė, kuriant tą Lietuvą, kuri čia jau buvo paminėta, dėl kurios buvo kovojama karo kovose. Tai lietuvybės pajėgų pas mus yra, rašė jis, dar labai menka ir tas lietuvybės pajėgas reikia nepaprastai stiprinti. Lietuvybės pajėgas stiprinti nepaprastai ir šiuo metu. Nes lietuvybės pajėgų šiuo metu yra vėlgi nepaprastai mažai, o supratimo, kad tik lietuvių tauta steigia ir lietuvių kalba yra tas lietuvių ir lietuvių tauta yra pagrindas visos valstybės, taip pat yra labai menkai. Tai vat ir linkiu ir visiems, ir ypač jaunimui, suvokti ir eiti tuo keliu, kuriuo buvo nurodęs ir kuriam pagrindus padėjo prezidentas Antanas Smetona. Aš manau, kad jis iš ateities ir veda mus, ir iš ateities padės mus kovoti tiek Lietuvos. Pratęsiu kolegos mintį apie Smetoną kaip filosofą ir kaip kas vyksta mokyklose. Tai Vytauto Didžiojo universiteto atkurto universiteto, kuris šventė pavasarį 35-metį atkūrimo, VDU alumnų asociacija, kuri vienyje visų atkurto universiteto kartų ir fakultetų alumnus, prisimena Smetoną kaip VDU vieną iš dėstytojų ir jo Lietuvos universiteto kokybę. Mes turime labai konkrečią iniciatyvą. Padarėme tokį, mūsų šūkis pirmiausia, iš praeities į ateitį. Tai jeigu Smetona yra praeitis ir čia daugiausiai šnekėjo žmonės apie teisingai, prasmingai, apie praeitį, bet mes šnekam apie ateitį. Mūsų iniciatyva yra labai paprasta. Vytauto Didžiojo universiteto atkurtojo, bet 305 metus alumnai, šiuo metu 28 alumnai yra šios kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo nariai, atstovaujantis labai skirtingas partijas. Ir mes šį pavasarį organizavom Vilniaus VDU absolventų dieną Lietuvos Respublikos Seime. Vienas iš aktyviausių mūsų yra ir Seimo nariai, gerbiamas Janas Matovičius, gerbiamas Ramputis. Mes iniciavom diskusiją, kurios buvo dvi temos. Tai yra viena tema, ar buvimas alumnų universiteto vėliava gali vienyti ir skirtingas ideologijas ir skirtingas politinės jėgas atstovaujančius politikus asmenys. Atsakymas buvo daugiau taip negu ne. Antras, dabar visi jau turi naratyvą šiuolaikinė Lietuvoje, kad mokytojas turi, ar jau yra kažkiek taip prestižinė profesija. Mūsų idėja nauja yra
pradėti naratyvą politikas yra prestižinė profesija ir su šita tema eiti į mokyklas. Tam turime VDU alumnų asociacijos vadovų užtikrinti. Tautinė tema, kultūros tema galėtų būti viena iš temų, nes mes esame nepolitizuoti, neideologizuoti ir visuomenininkai už Vytauto didžiojo universitetą ir Smetonos idėjų sklaidą. Valio, valio, valio. Nu, Gaudenko. Siūlau pabaigti dainą, kur minima Smetona ir mums ją padės užtapti Gaudenko. Paliko Lietuvos kelio, pravirko motina sena, sūneli, tėvynė tave šaukia, ir vėl bus laisva Lietuva. Sūneli, tėvynė tave šaukia, ir vėl bus laisva Lietuva. O jeigu kartais nesužūni, nuo priešo būdelio rankos, mergaitė, papuošk kareivio kapą, maldais akacijų žiedais. Mergaitė, papuošk kareivio kapą, maldais akacijų žiedais. Kokie fainų. Mergaitė, ir mirdamas kartosiu,